Turiu va tokį vaizdelį nuo pačio ryto. Žodžiu, labai gražu. Va, man jau roda, važiuok čia. Neaišku, ką čia rasiu. Hebra. Taka, vaizdeliai. Pažiūrėkit. A, gražu. Nu, man tai labai gražu. Labai minimalus ten tie spogai pradžioj buvo. 15,8 išvažiavau, dabar yra po 8,5, po 8. Ir važiuoju ir galo nėra. Atvažiavau, tokie čia Vizola kaimelį. Vaizdą turiu. Kaip neapsisuksi, neparodysi. Žodžiu. Čia. Va taip atrodo. Senis šaltis. Šiandien toks biškį durnavot jaučiuos. Pirmą Mauritanija. Kol kas sausa. Gerai. Tokia prieki Mauritanija, žodžiu. Niekur čia nenulėksi. Niekur čia nenuskubėsi. Ir vėl pirms neatvažiuoju. Jeigu čia tokie vėl. Tai va, ir reik, va taip, va, aplink Šreką namus važinėti, žodžiu. Perimetrais. Turiu va tokią Mauritaniją. Bandys pro dešinę praeiti. Vis gražas tiek ten. Bet va ten jau užknisa mane. Aš čia važiuoju 1,5 kilometro va tokiais. Matos, kad lauks tvarkoms buvo. Kažką darė čia vengras. Ar koks rumuns. Nu bet jau taip išmauravęs, kad pizdauskas. Kaip nenoriu sustoti. Ratai jau apsinešė. Man pizdauskas. To išklinsiu. Čia serpantinai va. Leidžiuosi į apačią. Iš tos šuduvos. Dviratį nusigrandžiau visą molį. Dabar taškas viskas. Labiškai. Va čia tokie vaizdeliai. Tai Vengrijai. Kol kas per 5 kilometrus. Nieko negero nemačiau. Nu va, išlindau iš plentą. Vėl košiam, makalošiam. Žodžiu, šiandien visiškai nevaibinu, aš tu nei košį, makalošį, nei tą plentą. Nieką nenoriu. Turiu 200 sukilimą. Jau aš biškį noriu pit stopo. Nu va, lekiu. Lekiu vėl tokiais. Ratai apsitraukia jau. Tai man atrodo vėl užšakės užklius. Tai reiks pagaliuką kišti. Ir žodžiu, jeigu taip toliau čia važiuosiu, tai aš čia važiuosiu visą dieną. Tik iki Miskolco. Nešu dviratį. Pizda. Nu, neįmanoma važiuoti. Pizda. Žiauru. Karačia ir reikalų. Užsipisau. Jau nebenoriu. Nahui, kiek geriau vėl su šviesa net važiuosiu. Žiauru. Žiauru. Čia jau einu 400 metrų. Stumiu dviratį, nes nebepavažiuoju. Galinstracija užsikirta, aš neturiu su kuo išvalyti. Ir pirštai jau nepadėt. Kažkoks pagaliuks. Kukurūza. Kots. Žodžiu, užsipisau. Batai šūdinį. Dviratį šūdins. Lauką galą nematyti, dar kilometras 200 lika. Žodžiu, Vengriją skipinu su laukais. Tikrai daugiau nebevažiuosiu, nebedarysiu šitos klaidos. Nes, nu, kurva nesąmonė yra. Kaip tą dviratį, blėt. Žiūrėkit. Čia neįmanoma yra. Neįmanoma čia tom pliurzėm kurva važiuoti. Lik 8-6 kilai. Su savoje buvau sustikęs, pajuokinau. Iš tų pliurzų išlindęs iš to molę. Biškį prasivalėm, prastampėm dviratį. Nes kortelės nepriėjom, forintų neturim. Tai žodžiu, liko be plovyklos. Tai saulė lent. Saulytė lent, aš važiuoju prie pagrindinę kelią. Autostradinę kažkokią. O čia va nemokams kelias. Bet kažkaip prigrįžti iki 4. Nes dabar baisiai nusivėlinęs. Pasipuošė. Senių šalčių prisidarė. Normaliai. Visiškai nėra baltų žmonių. Bent jau šitoj pusėj.
Absoliučiai. Visai. Komutas sako, važiuok tiesiai. Ženklas, blėt, pastatytas. Tai per kur važiuoti? Prakeikiu Vengriją ir visus ženklus, nacho aš ją. Greičioje praliek, pravažiuoti, tą Kroatiją važiuoti. Nes čia tai pastatyti ženklas, nei iš kairės, nei iš dešinės pagal Google Maps'ą. Nėra kur važiuoti, nėra kaip apvažiuoti šitos atkapus. Tipo, nevažiuok, viskas. Nevažiuok, atvažiavai iki čia apsisuk, grįžk atgal. Kėlis kaime. Nu ką žinau, kaimas toksai nejočias, nejočiai nejasnas. Pasikėliau iš 16 vidutinę, iš tos šliurzės, kai išvažiavau, iki 18 jau. Bet dar kalnas laukia, ilgs. Ilgs, ten apie 20 km už tą kalną. Pažeminis per autostradą, po autostradą. Va toks va. Turiu grandinę girgžt. Man čia kažkur va. Pavargau nuoširdžiai. Žodžiu, šiam kilų belika. Va čia Vengrijai. O taip yra dviratininkai vertinami Vengrijai. Slovakija, Lenkija dar okei. Nu bet čia, karoč, vos ne prieš eismą važiuoju, blėt. Kosmonautika, bais. Džiauru. Nežinau, kokiam kaime esu, bet čia miestas. Didelis miestas, bet su dviračiu važiuoti čia yra baubas. Aš esu baubas čia. Nežinau, ką jie čia galvoja vietiniai, bet aš tai čia galvoju, kad čia yra Baubanija. Čia va tokia glutė. Nežinau, ką išpirkaims. Reiks paskui pažiūrėti. Nelabai suprantu. Bet didelis. Jeigu tramai važiuoja, tai jau didelis. Aš 5 kilai, aš vis dar tam mieste. Tai čia bus Miskolcas jaučiu. O iki kalno liko 8 kilai. Ir kilsmė. Viskas gerai, pusė 4 noriu leistis. Žodžiu, 19 km. Ir ten sužibės visos žvaigždutės. Aš dar vieną žvaigždutę, kurį kilsiu. Užsipersiu ant to viršaus. Užkilsiu ir lygiai liks 28 km į apačią pridolinti. Tada! Čia labai gražu. Labai tiko. Labai gražu. Čia va vėja visiškai nėra, dūmai tiesiog ore sklanda. Bet čia tuose kalnuose, ble, tu širdis sustos ir visas ašaras iškirs šakių. Kaip gera. Nu va. Tokia grožiai, tokia solas, eina savo, bam, va, ką gražiai, va, prašau, tam bažnyčia kažkokia, yra čia reikalų, žodžiu, pirms tunelys šioj kelioniai dar neturėjau, o ten nesuprantu, ar po kairę krioklis prie to rūmo, bet varto šabakštinis nesumatė. Jo, krioklis, blėt. Ir nėra kaip pažiūrėti. Jebotykio. Bandom važiuoti. Aida. Šūdas niekas nesimato. Karočią, hebrytė gaila, negaliu parodyti per tų šabakštinius, blėt. Čia jau ir sniega yra. Aš esu virš jūros lygė 324 ir jau turiu sukilimą K10 kilo. O jau virš jūros lygio esu 4,5, 405. Ai. Dar liko 400 metrų vertikalaus sukilti šiandien. Dangui dausas ir metrus kiekvieną kilometrą po 100. Nu, tokį vaizdą turiu. Tyku ramu. Liko dar 500 metrų ir bus Donė Valdonė. Bet tai čia didelis kalnys, iš tiesų. Daug šitų spagų aš įmyniau. Didžiuoja savim. Nesidžiaugiu savo kojom. Žodžiu, pavargęs, apčios pavargęs. Jau turėjau leistis ir vis dar kyla jau 6. Ką čia tas komutas peza? Jopštararai.
Kiek aš dar minsiu čia to kalno? Šionga, jonga. Turiu leisti čia to kalno. Šūdais visiškai nesileidžiam, su va pats turi minti. 20. Galvojau, smagiau bus. O va yra kaip yra. Leidaus nuo to kalno. Žiauriai nefains kalnas. Nieka gera, žodžiu. Čia va pasipuošė chebrytė. Ir pradėjo lyti jau. Tabai kiegeri liko 4-5 kilai. Kiegeris matos už 2 kilometrų. Žodžiu. O aš noriu sustoti. Noriu sustoti ir valgyti guminukus. Kapojau tą kalną 20 su plus kilometrų. Nu ir atvariau kalną viršų. Ir parodė špygą, sako, apgavau, sako, viskas. Ir nebebus gero nusileidimo. Ačiū, sakau. Maladės tu esi. Ir dar ant viršos lyt pradėjo. Mano 1,5 kilo iki bukingo. Kas čia vyksta? Ku čia daryt? Kas čia vyksta? Šionga, jonga. Aš čia kaip dviratis tapau vėl. Nedarykit taip, kaip aš darau. Jeigu važiuojat keliu, tai važiuokit. Ajo, apšik matė. Kas čia nutiko? Čia ir reikalų. Reikaliukų čia. Žodžiu, yra dėja. O, matau degalinę. Tai yra, matau plovyklą.